Savaitgalį Klaipėdoje rungėsi Lietuvos ir užsienio kalviai. Kalvių dirbtuvių garsai Klaipėdos dramos teatro aikštėje įdėjo 2 dienas. Tai yra mūsų šventė, tai yra kalvių, kaip pasakyti, brolyje susikūrusi Lietuvoje, tai yra labai smagu. Į antrąjį tarptautinį kalvystės plenerą 4 vėjai susirinko apie 100 kalvių iš Lietuvos, Latvijos, Ukrainos, Čekijos. Per 2-3 valandas meistrai privalėjo nukalti po dekoratyvinę detalę tema gyvas metalas. Anot plenero organizatorių šią temą siekta per kalimo procesą skleisti metalo plastiką. Čia įvairiausius tiesiog siužetus galima prisigalvoti visokį. Daugiau laisvės kūrybinės norėjom šitą temą kalviam palikti. Prie žaizdro ir priekalo plušantis meistrai susirinkusiems miestelėnams rodė ištvermę ir meistriškumą. Galima sakyti, kaifuojat? Tai aišku, kiekvienas profesionalus kalvis, jisai jau kala ne dėl to, kad užsidirbti. Jis kala dėl to, kad jausti, kad kažką tai sukurti. Menininkas turi būti, turi matyti. Visų pirma, svarbiausia yra, kad jisai žinotų, ką jis nori nukalti, kaip tai padaryti, o pats tas procesas, fizinė jėga yra antroji vieta. Užsienio ir šalies meistrų sukurtas darbas, kol kas puošiantis kalvystės muziejų, ateityje turėtų papuošti kurį nors uostamiesčio skverą.